Taigi, labą dieną, esu Neigiančiosios komandos antra kalbėtoja ir dabar ir vėl paneigsiu mūsų gerbiamų oponentų argumentus ir taip pat įrodysiu dar kartą savo argumentus. Taigi, mūsų gerbiami oponentai teigia, kad vis dėlto jaunimas renkasi populiarias, bet neperspektyvias specialybės. Taip yra, bet vis dėlto apie tas nepopuliarias specialybės yra kalbama daugiau, jas yra daugiau reklamuojama. O jaunimas tai yra jaunas žmogus, ką tik atsistojęs ant kojų ir jis turėtų turėti kažkokią paramą, kad jam kažkas pagelbėtų ir duotų tos informacijos. Taigi vis dėlto mes manome, kad jaunimas paprasčiausiai negauna tiek pakankamai informacijos. Ir kaip jo prezidentė teigia, kad Lietuvoje labai trūksta tyrimų, kiek aukštesnio ir aukštojo mokslo specialistų reikia šalyje. Taip pat valstybinės darbo inspekcijos vadovas Matilaitis pasakė, kad vis dėlto mums trūksta tų statistikų, kurias specialybės jaunimas turėtų rinktis. Taigi mes manome, kad jaunimas negauna tos informacijos, bet už tą informaciją yra atsakingi kiti žmonės, tikrai ne pats jaunimas. Ir taip pat mes norime pasakyti, kad jaunimas jau renkasi specialybės mokyklose. Mokyklose yra profilavimas, o toks jaunas žmogus 10 klasėje tikrai negali gerai pasirinkti specialybės be kitų žmonių. Taip pat kiek kalbėjo apie Didžiąją Britaniją, pasakė, kad ten visi mokslai kainuoja tiek pat. Bet Didžioji Britanija tai yra labai išsivysčiusi šalis ir ten aplamai viskas yra gerai ir su visko gerai susitvarko. Taip pat mūsų gerbiami oponentai pasakė, kad jaunimas yra vis dėlto nemotyvuotas ir mes negalime apskaičiuoti tos motyvacijos. Ir iš kur yra išvis tokios žinios, kad jaunas žmogus nenori įgyti praktikos, nenori dirbti ir nori gyventi iš pašalpų. Pavyzdžiui, mes turime tokią statistiką, kad 20 milijonų jaunų žmonių uždirba per dieną $2. Tai yra tikrai labai mažai. Tai kaip tik mums parodo, kad vis dėlto jaunimas siekia praktikos, nori įgyti kvalifikaciją ir taip toliau. Taip pat jaunimas yra nekaltas dėl to, kad mūsų visuomenėje yra tokie stereotipai, kad jis yra žalias ir taip toliau. Ir todėl jiems yra sunku surasti darbą. Ir taip pat mūsų gerbiami oponentai nežinojo, pagal ką renkasi darbo biržoje tuos jaunus žmonės pagal kvalifikaciją. O jaunas žmogus jis dar neturi tos kvalifikacijos. Ir taip pat dabar norėčiau dar kartą pakartoti mūsų du argumentus, taigi, kad visų pirma vyriausybė nesirūpina jaunimo nedarbo ir daugelis mokymo būdų aukštesnėse mokyklose yra pasenę. Mes turime tokią statistiką, kad iš 138 šalių tik 35 kažką planuoja daryti ir tik 4 įgyvendina planus. Tos 4 šalys palyginus su 138 šalimis yra beveik niekas. Pavyzdžiui, taip pat Vokietija, ji padarė 30 000 vietų jauniems darbuotojams ir tai mums parodo, kad vis dėlto ir bedarbas Vokietijoje labai mažas ir tai mums parodo, kad vis dėlto vyriausybė groja labai svarbų vaidmenį jaunimo gyvenime. O pavyzdžiui, Ispanijoje bedarbas viršija beveik 50% ir tai mums parodo, kad ten vyriausybė nieko nedaro. Taip pat mūsų gerbiami oponentai pasakė, kad mokslas yra pasenęs, bet mes ne apie mokslą kalbėjome, apie švietimo sistemą. Ir vis dėlto yra skaitoma, kad pagrindinis aukštųjų mokyklų tikslas yra įteikti žinias, bet ne praktikas. O pavyzdžiui, Danija universitetai išleidžia mokinius jau su praktika ir Danija yra jaunimo bedarbas tik apie 2% ir tai mums dar kartą įrodo, kad vis dėlto universitetai turėtų įteikti mums ir praktikas. Taigi, apibendrinimui norėčiau pasakyti, kad vis dėlto jaunimas nėra kaltas ir čia yra kaltė vyriausybės ir švietimo sistema. Ačiū uždėmesį, esu pasiruošusi kryžminę apklausą. Labą dieną. Klausant jūsų kalbos, man iškilo keletą klausimų.
Tai kas yra visuomenės stereotipai? Visuomenės stereotipai yra, kad jaunimas yra žalias ir nepasirengęs darbui. Kuo skiriasi Ispanijos vyriausybė nuo Vokietijos vyriausybės? Visų pirma, Vokietijoje padėtis yra daug geresnė negu Ispanijoje. O kuo skiriasi vyriausybės, ne padėtis? Tai, kad Vokietijoje vyriausybė veikia, o Ispanijoje ne. O būtent kokiais būdais veikia vyriausybė Vokietijoje ir kokiais būdais Ispanijoje? Tai Vokietijoje atsižvelgia į tą globalią problemą jaunimo nedarbas, o Ispanijoje ne. O kaip atsižvelgia Vokietijoje? Aš nesu vyriausybė. Jei jaunimas nesirenka profesijos ar kur stoti, tai yra švietimo sistema kalta. Kodėl jie neišsirenka? Jie išsirinka profesiją. Bet nėra pakankamai informacijos, kad išsirinkti tikrai tinkamą ir perspektyvią specialybę. O jei jaunimas blogai išsirenka profesiją, tai švietimo sistema kalta. Taip manau ir vyriausybė. O jei berniukas parduotuvėje išsirenka, tarkim, braškinių ir ledinuką vietoj alkoholinio, tai čia pardavėja kalta ir berniukas. Tai mes nekalbame apie kažkokius saldainius, mes čia kalbame apie jaunimo nedarbą. Ačiū.